Sveiki, šiandien susitinkam su Zender Lietuva atstovu Karoliu ir bandysim trumpai aptarti, kokie yra įrenginiai, firmos istorija ir panašiai. Sveikas, Karoli. Sveikas, Tomai. Sveikas atvykęs į mūsų Zender mokymų centrą Kaune. Tai gal trumpai, Karoli, papasakok apie patį Zender, kokios vertybės, kaip nuo ko prasidėjo viskas. Zender yra šeimos įmonė. Šeimos įmonė jau 129 metus, eina 130 metai. Pirmasis Zenderis prieš 130 metų įkūrė pirmasias dirbtuvėlės Šveicarijoje, pradėjo taisyti įvairius prietaisus, vėliau gamino dviračius, brūkšnelis motociklus. Pokario laikais pradėjo gaminti radiatorius, kurie tapo labai populiarūs dėl to, kad pokario metais buvo labai daug sugriauta pastatų, perstatinėjo juos aukštesniais ir sunkius špižinius radiatorius buvo sunku nešti, juos jungti tarpusavį ir taip toliau. Tai dėl to Zenderis pirmasis pasaulyje sukūrė plieninį radiatorių, kuris po šiai dienai išlikęs toks pat, vadinasi Zender Charleston. Tai ilgus metus buvo pagrindinis Europoje plieninių radiatorių gamintojas ir tik tai 2001 metais įėjo į vėdinimo rinką, nusipirkęs Zender, ne Zender, bet Stork Air fabriką Olandijoje. Vėliau sekė Paul fabrikas ir taip toliau. Dabar Zender krepšelyje yra apie 6 skirtingus fabrikus per visą Europą, kurie gamina vėdinimo įrangą. Kokie pagrindiniai principai, kuriant Zenderio būtent, kokie pagrindiniai principai, kuriant vėdinimo sistemas? Kuriant vėdinimo sistemą, mes dabar kalbėjom tik tai apie rekuperatorius, bet reikia nepamiršti, kad Zender pardavinėja ne tik tai rekuperatorius, gamina visą ortakių sistemą. Tai yra, kaip sakant, neatsiejamas dalykas. Jeigu tu nori turėti visiškai pilną originalią Zender sistemą, tai gali turėti ne tik tai rekuperatorių, bet ir visą ortakyną iš vieno gamintojo. Pagrindinės vertybės būtų kokybė. Iš tikrųjų, kokybė yra pagrindinė vertybė ir savybė visų Zender gaminių, ne tik tai rekuperatorių, netgi ir radiatorių, ir lubinio šildymo, dėl to, kad aš žinau, kaip yra kuriami įrenginiai ir pirmiausia, įrenginys yra planuojamas taip, kad jisai ilgai tarnautų, atitiktų visus reikalavimus visų šalių, kuriems jisai yra kuriamas. Tai reiškia, kad jeigu mes matome naują įrenginį, tai reiškia, kad prie jo buvo dirbta ilgus metus, dažniausiai įrenginys kuriamas 2, 3, 4 metus ir jisai kuriamas tol, kol atitinka visų šalių, kuriuose jis bus pristatomas reikalavimus. Tai reiškia, kad kuriant įrenginį jį žiūrima iš labai daug aspektų. Supratau, gerai, kaip suprantu, dabar įrenginys kokybiškas, tinka visiems, o tai jisai prisideda prie patalpų oro kokybės? Kaip žinom, visi vėdinimo įrenginiai prisideda prie patalpų oro kokybės. Zender stengiasi prisidėti taip, kad ta oro kokybė būtų itin gera, kad apskritai ne tik oro kokybė, bet ir komfortas namuose būtų maksimalus, ką gali pasiekti vėdinimo įrenginys. Tai reiškia, visa tai susideda iš tylaus veikimo, nes, kaip žinom, Zender įrenginiai yra vieni tyliausių rinkoje. Kitas dalykas – filtravimas. Filtravimas yra vienas iš svarbiausių aspektų rekuperatoriuje Zender požiūriu, dėl to, kad jeigu tu neišfiltruosi oro tinkamai, tu su šviežiu oru gali netgi teršti patalpas kietosiamis dalelėmis ir kitomis gatvėje esančiais nešvarumais realiai. Ypatingai žiemą, kur kūrenami pečiai, angliniai, malkiniai. Taip, pečiai ir netgi galiu pastebėti, kadangi Zender turi fabriką, kurie gamina filtrus,
Iš tikrųjų, 3 fabrikai gamina filtrus ir jie gamina tik tai Zender rekuperatoriams. Tai turiu tokių inside info šiek tiek. Tai galiu pastebėti, kad konkurentų arba analoginiai filtrai kartais netgi patys iš savęs gali teršti patalpas, nes jie būna pagaminti iš stiklo audinio, kas yra kancerogeninė medžiaga ir filtram dėvintis, to medžiaga atsiskiria nuo pačio filtro ir patenka į patalpas. Tai pas mus filtruose originaliuose šitos medžiagos nėra, yra naudojamos kokybiškos patikrintos medžiagos, kurios užtikrina rekuperatoriaus tinkamą srautą, ne per didelį pasipriešinimą ir idealų filtravimą. Aš atsimenu, buvom Zvolė būtent gamyklai ir ten man iš tikrųjų labai įstrigo tas dalykas, kad ten labai daug elektros ir mažai iškastinio kuro. Pačioj gamyklai. Ir pačioj gamyklai ir, sakykime, tas būtent gamyklos pasiekimas iš oro uosto. Kad teko važiuoti, kažkam girdėjau, netgi traukinio iš Amsterdamo. Olandijos fabrikas, čia greičiausiai prieisim prie to klausimo, kur yra gaminami Zender įrenginiai. Taip gal ir pradėkim nuo to, kad Zender yra Šveicarijos brandas, bet gamyklos yra išsidėsčiusios visoje Europoje. Kaip ir minėjau, prasidėjo Šveicarijoje, paskui gamykla buvo perkelta į Vokietiją, dabar vėdinimo įrenginiai, visi pagrindiniai vėdinimo įrenginiai yra gaminami ir surinkinėjami, kaip ir matėjai, Olandijai, Zvolė mieste, bet pagrindinės detalės, šilumokaitis, ventiliatoriai, korpusas yra gaminami Vokietijai. Tai tiesiog yra surinkimo taškas įrenginių Olandija. Grįžtant prie temos apie atsinaujinančius šaltinius, tai Olandija garsėja savo vėjo jėgainėmis, saulės elektrinėmis ir panašiai. Tai mūsų fabrikas taipogi neatsilieka. Fabrikas praktiškai maitinamas elektra yra saulės elektrinių, kurios randasi ant stogo. Ir kaip ir matei, fabrike yra sukurta tokia atmosfera darbuotojams, kad jie nesijaustų lyg dirbtų fabrike. Jame nėra aklinų sienų į lauką, žmonės gali matyti, kas vyksta lauke, kad jie nesijaustų atskirti nuo aplinkos ir atmosfera tikrai puikiai, groja muzika, darbuotojai dainuoja. Ten, kaip sakant, galioja tas posakis į darbą kaip į šventę. Greičiausiai. Galbūt būtų įdomu, Karoli, išgirsti klientams, žiūrovams mūsų, kurie Zenderio modelį būtent populiariausi Lietuvoje. Gal turi tokią statistiką? Taip, turiu. Neseniai tikrinau. Iš tikrųjų, paskutinius 2 metus pešasi, galima pasakyti, 2 modeliai. Tai yra Q serijos įrenginys ir mūsų senas geras 375 įrenginukas. Pardavimų kiekiai praktiškai yra identiški. Tiek to įrenginio. Tai iš tikrųjų galima paminėti tą dalyką, kad kai Zenderis nupirko tą fabriką, Stork Air Olandijoje, 2001 metais, šis fabrikas jau gamino šitos įrenginukus, Comfo Air 375, pirmtakas pavadinimas buvo Comfo Air 350, tačiau nei viena detalė nepasikeitus, tik tai korpuso spalva. Tai galima paskaičiuoti, kad šiam įrenginiui yra jau apie 24 metai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įrenginys išlieka toks pat, jo keist nereikia ir jisai vis dar atitinka šiuolaikinius reikalavimus rinkos. Ir netgi galima matyti, kad kai kurie gamintojai išleidžia naujus įrenginius ir tiesiog varžosi su mūsų senu geru Comfo Air 375, kuriam jau 25 metai. Bet, sakykime, sakai, nei viena detalė neatnaujinta, bet vis tiek visur būna problemų, tai jos sprendžiamas, ta prasme, tos detalės, kurios probleminės, pakeičiamos naujai, gamyba atnaujinama. Šitas vyksta visose įrenginiuose, greičiausiai visi gamintojai tą daro. Tai įrenginio atnaujinimas ir kokybės
patvarumo gerinimas, bet tai neskaitau, kad kažkoks tai esminis atnaujinimas, jeigu ant sensoriaus papildomai uždedi daugiau lako ar pakeiti ten kažkokią tai poziciją per kelis centimetrus. Sakykim taip, senas, geras, su išspręstom problemom. Jo, mūsų 375 įrenginukas yra visiškai atsparus poveikiui atmosferos, galima sakyti, nes Olandijoje kolegos, ta prasme, turi įrenginių, jos aptarnauja, kuriems yra virš 20 metų. Tai vat, aš sakyčiau, kad čia yra tikrasis tvarumas, kai tu nusiperki įrenginį ir gali pusę savo gyvenimo jį naudoti. Su ta intencija yra kuriami mūsų įrenginiai, kad juos žmogus turėtų tikrai labai ilgai. 20 metų daug, pas mane ateina tik tais 10 metų turintis dar filtrų nusipirkti. Jeigu perka filtrus, reiškia vertina įrenginį, jį naudoja. Tai... Tikrai taip. O Q modelis, kiek laiko Q modelis dabar gaminamas rinkoje? Q modelis gaminamas jau 6 metus. Greitai metai bėga. Atsimenu, kai pirmasis atvažiavo įrenginys į Lietuvą. Dabar mes jų Lietuvoje turim apie 4000 iš viso. Gal šiek tiek mažiau. Tarp 3-4 tūkstančių. Ir kaip matom, jisai vis dar yra rinkos numeris 1 įrenginys. Analogų praktiškai nėra. Nežinau, su kuo galėčiau lyginti šitą įrenginį technologinę prasme. O apskritai, naujausios naujienos, kad šių metų pradžiai jau buvo parduota Q serijos įrenginių pasaulyje apie 260 000. Tai tikrai... Visam pasauliu. Taip. Tai tikrai nemažas kiekis. Neretai tenka klientam atsakyti į klausimą, kuo Zenderis yra geresnis už kitus, sakykime, rinkoje esančius rekuperatorius, kurie yra ženkliai pigesni už kitus. Tai realiai galima būtų pasimti įrenginio specifikaciją ir visus punktus vardinti, nes praktiškai visi punktai, visi privalumai įrenginio yra šiek tiek arba visa galva aukščiau už kažkokius kitus įrenginius. Zender įrenginiai yra gaminami Zenderio korpusas yra gaminamas iš pūsto polipropileno, EPP medžiagos, kuri yra ilgamžė, kuri ir suteikia įrenginiui tą ilgamžiškumą, nes ji bėgant metams nekeičia savo būvio, yra labai gera kaip izoliacinė medžiaga, taip pat stabdo vibracijas, garsus papildomus ir panašiai. Dėl to, kas dažnai būna kaip viena iš pigesnių rekuperatorių problemų, kondensacija korpuso prie didesnio minuso, -15, tai galima tikrai apskambinti draugus, kurie turi kažkokius tai rekuperatorius, tikrai kažkuris pasakys, kad šlampa, varva, bėga kažkas ir panašiai. Pas Zenderį to niekada nėra, nes įrenginys yra labai gerai izoliuotas ir tai liečia visus įrenginius. Visi įrenginiai yra skaičiuojami visom rinkom, jeigu jisai yra parduodamas mūsų rinkai, reiškia jisai yra pritaikytas. Tai būtent korpusas, sakykime, 10 metų jisai viduj nepakeis savo formos, jisai išliks visą laiką toks pat. Taip, po 10 metų įrenginys, ta prasme, atvažiuoja servizo meistras, išvalo įrenginį, jį visą atnaujina ir įrenginys bus kaip naujas. Lyginant su tuo, kad, tarkim, kai kurie įrenginiai būna pagaminti tiesiog iš polistirolo. Polistirolas, kaip žinom, medžiaga, kuri ganėtinai stipriai sąveikauja su aplinka, traukiasi, jei ten kažkoks tai remontas buvo vykdomas, tai tiesiog jisai praranda savo sandarumą ir yra tam tikrų minusų, dėl to Zenderis neturi nei vieno įrenginio savo krepšelėje, kuris būtų gaminamas iš šitos medžiagos. Supratau. Tai čia yra toks, atsiprašau, kad pertraukiau, bet čia yra tas bruožas, kuris apjungia visus Zender gaminius ir esminis sprendimas, dėl ko įrenginiai šiek tiek yra brangesni, bet išlaiko savo ilgamžiškumą ir tam tikrus parametrus ilgainiui.
Kiti dalykai, dėl ko mūsų įrenginiai yra kokybiški, tai elektros taupimas. Tai kaip žinom, įrenginys kūriamas taip, kad kuo mažesnius pasipriešinimus turėtų viduje, kuo mažiau elektros naudotų tam pačiam oro kiekiui prastumti. Taip pat ventiliatoriai visi gaminami EBM PAPST gamykloje, ne kinietiški, ne trečiųjų kažkokių šalių gamybos, o tikrai vieno iš didžiausių pasaulyje ventiliatorių gamintojo gamykloje gaminami Vokietijoje. Tai irgi pasako daug apie įrenginio kokybę. Taip pat, turbūt kalbėsim apie entalpiją. Entalpijos technologiją. Tai gal užbėgsiu už akių. Tai iš tikrųjų šita technologija yra Zenderio pradėta. Greičiausiai pats, kadangi dirbi jau ilgus metus su vėdinimu, atsimeni tos laikus, kai reikėdavo parduoti Zenderį, entalpinį, reikėdavo žmonės įtikinėti, kodėl pirkti entalpinį, o ne rotacinį ar tiesiog paprastą plokštelinį. Ir Zenderis buvo vienas iš tų gamintojų, kuris pirmasis šitą technologiją atvedė į rinką. Tai o dabar, ką matom, dabar visi gamintojai turi entalpinę technologiją, naudoja entalpinius šilumokaičius, bet Zenderis šiek tiek kitaip žiūri į šitą dalyką. Jis ne tik tai įdeda į rekuperatorių entalpinį šilumokaitį, jisai pritaiko visą rekuperatoriaus softą. Tai susideda iš labai daug skaičiavimų, testų ir taip toliau, kad įrenginys su entalpiniu šilumokaičiu dirbtų taip, kaip jis turi dirbti, kad maksimaliai taupytų elektros energiją, maksimaliai grąžintų drėgmę ir tai tas yra labai svarbu ir iš tikrųjų, jeigu lyginsim paprastą rekuperatorių su entalpiniu šilumokaičiu ir Zenderis grąžins ženkliai daugiau drėgmės, naudos ženkliai mažiau elektros energijos ir veiks kur kas geriau. Bet tai dabar toks dažnas klausimas. Ar Zender šilumokaitis entalpinis yra kitoks negu, sakykime, pigesnio rekuperatoriaus? Kalbant apie drėgmės grąžinimą ir plokštelinius šilumokaičius, tai yra skirtingų tipų. Dažniausiai pačiuose pigiausiuose rekuperatoriuose matome celiuliozinius šilumokaičius. Celiulioziniai šilumokaičiai, taip, jie kažkiek grąžina drėgmės, bet su jais dažnai būna ir problemų. Dėl to, kad jie tiesiog įgeria drėgmę, laiko tą drėgmę ir tiesiog garina iš celiuliozės, bet jeigu mes išjungsim rekuperatorių, palaikysim, ta drėgmė stovės, rūkt pradeda ir taip toliau. Vienos problemos, kitos problemos žiemą, jeigu šilumokaitis būna prigėręs drėgmės ir ateina didelis šaltis, nesudirba tenas, kuris dažniausiai būna už rekuperatoriaus pastatomas, tai tiesiog vaizdžiai tariant, rekuperatorius susprogsta, išsipučia. Bet šitą jau visi žino, visi matėm objektų, kur taip yra atsitikę ir manau daug kas yra pasimokę. O kalbant apie tikrus entalpinius šilumokaičius ir rekuperatorius, tai dažniausiai pigesni rekuperatoriai naudoja paprastesnių gamintojų arba pigesnių gamintojų šilumokaičius, kurių parametrai yra šiek tiek mažesni, tarpai tarp membranos, plokštelių yra didesni ir tai atsiliepia drėgmės grąžinimui, atsiliepia efektyvumui, šilumogrąžai ir turbūt tarnavimo laikui. Aišku, kainą galima pasiekti geresnę. Gerai, Karoli, pakalbėjom apie kokybę, pakalbėkime apie garantiją. Kokia garantija Zenderiui taikoma? Zenderio įrenginiams kol kas yra taikoma 2 metų garantija, bet pasirinkus taip pat ir ortakių sistemą, pilną ortakių sistemą ir Zender, taikome visai ortakių sistemai ir pačiam įrenginiui 5 metų garantiją. Tačiau
paukštelis pačiulbėjo, kad šių metų vidury ar trečiajam ketvirtį galėsime pasiūlyti 5 metų garantiją, aišku, su tam tikromis sąlygomis. Tai kažkoks išplėstinis garantijos planas, kaip suprantu, bus. Jo, reikės tiesiog registruoti įrenginį į sistemą, sertifikuotas montuotojas turės įvykdyti paleidimą ir tam tikrus aptarnavimus reikės vykdyti kas metai laiko. Šitas nėra galutinai nuspręsta, tai dėl to dar bus patikslinta, bet viskas, manau, bus gerai. Kaip sakant, laukit žinių. Daug labai Zender rekuperatorių yra, mačiau, Passive House puslapyje turi sertifikatus. Ką tas sertifikatas duoda, ką jisai reiškia? Tai Passive House sertifikatas čia kaip Zenderio standartas visiems įrenginiai nėra išleidžiami, kol nėra sertifikuoti Passive House sertifikate. Tai visi senesni įrenginiai, Q serijos įrenginiai turi šitą sertifikatą ir tai yra Vokietijos rinkoje privalomas dalykas. Netgi mini rekuperatoriai, kuriuos turim ComfoSpot 50, turi pasyvaus namo sertifikatą. Pasyvaus namo sertifikatas yra sertifikatas, kuris liudija apie rekuperatoriaus kokybę. Tai apibrėžia jo efektyvumą, vidinį sandarumą, kas yra labai svarbu, Lietuvoje mažai apie tai kalbam, bet pačio įrenginio vidinis sandarumas yra labai didelis veiksnys jo parametruose, nes jeigu mes turim vidinę oro kaitą ten 5%, tai mes didelę dalį šilumos atgaunam tiesiog pačiam rekuperatoriui, su kuo grįžta ir kvapai ir panašiai. Dėl to mes netgi turėdami plokštelinį rekuperatorių galime turėti kvapų grąžinimo efektą, jei įrenginys nėra sandarus. Tai šitam sertifikate galima pasitikrinti, koks yra vidinis sandarumas įrenginių. Tai kiek žinom, Zenderio rekuperatoriai turi aukščiausius parametrus šitoj vietoj. Galima pasitikrinti, koks yra sertifikuotas drėgmės grąžinimo koeficientas. Ten taip pat pažymi. Galima pamatyti, kokios formulės buvo naudotos skaičiuojant ir panašiai. Ačiū, Karolina, labai išsamiai čia papasakojai. Tai dabar klausimas tau iš manęs, Tomai. Klausk. Kiek metų pardavinėja Zender įrenginis? Turbūt jau 5 metai bus. 5 metai. Išsirinkai mėgstamiausią? Kokį savo montuotumeis? Savo montuočiau turbūt naujausią, geriausią Flexą. Flexą, jo? Jo. Dėl to turbūt, kad norėtum sutaupyti bent 1 kvadratą garažo ar tai sandėliuko. Ne, greičiausiai, Karoli, dėl to, kad mane žavi naujovės. Tai aš būtent dėl to, kad jisai naujausias ir galbūt technologiškai pažangiausias. Na taip, Flexas turi daug išskirtinumų, netgi lyginant su Q serijos įrenginiu. Taip. Gerai, kalbam apie šilumos efektyvumą. Tai koks tas šilumos efektyvumas Zender įrenginiuose? Skirtingose įrenginiuose yra skirtingas efektyvumas, bet galima pabrėžti, kad deklaruotas efektyvumas visada būna pasiekiamas. O jeigu norima turėti tikrą efektyvumą, reikėtų rinktis entalpinį šilumokaitį. Ant popieriaus entalpinio šilumokaičio temperatūrinis efektyvumas yra šiek tiek mažesnis, bet metinis efektyvumas yra ženkliai didesnis dėl to, kad kiaurus metus jisai išlaiko tą patį efektyvumą dėl to, kad nesudaro kondensato ir įrenginio šilumokaitis visada būna tuščias. Jisai neturi kondensato, neturi vandens ir jisai tiek prie -15, tiek prie +15 veikia vienodai. Na, Karli. Dabar pradėjai kalbėti apie šilumokaičio užsipildymo kondensatų. Gal biškutį plačiau apie deimanto formos šilumokaičius, kurie
Q modeliuose ir mūsų naujuose E modeliuose yra. Taip, kadangi Zenderio grupiai priklauso vienas didžiausio, gal netgi didžiausias pasaulyje šilumokaičių plokštelinio gamyklos, tai būtų Rekeiras ir Core gamykla, kuri gamina entalpinius ir neentalpinius šilumokaičius. Tai Zender leido savo prabangą gaminant Q serijos, kuriant Q serijos rekuperatorių, sukurti būtent jam skirtą šilumokaitį. Tai šilumokaitis nėra standartiškai rombo formos. Rombas ta figūra vadinasi, taip? Taip. Jisai yra šiek tiek kitoks, jisai yra deimanto formos. Forma yra šiek tiek pakeista dėl to, kad oro srautas per šilumokaitį geriau pasiskirstytų, geriau keliautų į ventiliatorius ir visas plotas vidinis būtų maksimaliai išnaudotas. Tai taip pat prisideda prie rekuperatoriaus efektyvumo. Koks konkrečiai yra Zender, sakykime, rekuperatorių drėgmės grąžinimo procentas? Kalbant apie Q serijos įrenginį, tai deklaruotas netgi Passive House sertifikate yra parašyta, kad drėgmės grąžinimo procentas yra apie 79% liktai. Jo. Bet dažnas klausimas žmonių būna, kokia bus drėgmė pas mane namuose. Arba skambina, sako, pasistačiau Q serijos įrenginį ir namuose 35% arba 30% drėgmė. Tai greičiausiai įrenginys neveikia. Iš tikrųjų yra taip, kad įrenginys visada veikia, jisai visada grąžina maksimaliai drėgmės, kiek gali, bet mes girdime žodį grąžina. Tai reiškia, kad ta drėgmė turi namuose egzistuoti, kad ją būtų galima grąžinti. Jeigu du žmonės gyvena dideliam name, maudosi sporto klubuose, valgo kavinėse, tai natūralu, kad tos drėgmės namuose nėra. Nėra rekuperatoriui iš ko grąžinti. O atvirkščiai gyvena 4 asmenų šeima, 65 kvadratų butelyje. Jie daug būna namuose, daug laiko būna namuose, ilgai naudoja dušus, prausiasi, maudosi, gamina valgyt, tiesiog gyvena ir jie sugeneruoja labai daug drėgmės ir tokiu atveju tos drėgmės kartais netgi turime per daug. Yra atveju, kada iš entalpinio keitėm į neentalpinį šilumokaitį, nes žmonės tikrai, kaip sakant, daug sugeneruoja tos drėgmės ir jos tiesiog būna per daug. Dar jeigu turi botanikos sodą arba akvariumą, manau, irgi prisideda. Iš tikrųjų, akvariumas yra kaip drėkintuvas. Čia neseniai juokavom su vienu klientu, arba jisai perka drėkintuvą už 2000 eurų, arba akvariumą. Iš tikrųjų, aš savo klientam irgi siūlau tą. Efektas yra labai panašus ir gal šiek tiek labiau raminantis, kai turi akvariumą. Taip. Tik turi patikti. Kiek standartiškai kainuoja išlaikyti rekuperatorių per metus? Čia šita tema bent jau apie elektros sąnaudas tai yra ganėtinai plati, dėl to, kad tu negali atsakyti, kiek jisai sunaudos elektros energijos, dėl to, kad įsivaizduokim, stovi 2 namai, vienodi, gyvena Jonas ir Antanas, abudu turi vienodus namus, vienodus rekuperatorius, bet Antanui patinka rekuperatorių naudoti minimaliu režimu, jisai atsidaro langą ir pas jį elektros sąnaudos bus ganėtinai mažos, bet oro kokybė namuose bus prastesnė, dėl to, kad atsidarinėja langus, jisai mažiau vėdina, reiškia daugiau prikvėpuoja, prisileidžia šalčio, tada reikės daugiau šildyti namus ir panašiai. Bet sąnaudos elektros energijos sąnaudos bus ganėtinai mažos. O turime kitą kaimyną, kuris rekuperatorių naudoja tiek, kiek reikia, kada būna namuose, naudoja ant suprojektuotų greičių, galima sakyti, ne?
tai automatiškai jisai už elektrą mokės daugiau, bet jisai turės tinkamą oro kokybę. Bet kitas dalykas, kas liečia rekuperatorius, kurie turi pastovaus oro srauto palaikymo funkciją, tai filtrų keitimas ir filtrų kokybė turi labai didelę įtaką elektros sąnaudoms. Tai jeigu filtrai yra nekokybiški, jie automatiškai sudaro didesnį pasipriešinimą, greičiau užsikiša, arba kad ir kokybiški filtrai, bet jie nėra keičiami, jie tiesiog priverčia ventiliatorius suktis ženkliai daugiau, negu jie turėtų tam pačiam oro kiekiui prapūsti. Tai dėl to ir elektros sąnaudos bus aukštesnės. Kokybiški tai reiškia originalus. Tai kiek kainuoja ir kas kiek laiko reikia keisti? Lygiai taip pat. Atsakymo nėra. Jeigu stovi du įrenginiai, 600 ir 300, jo filtrai naudojami tie patys, bet jeigu oro srautas bus dvigubai didesnis, filtrus greičiausiai reikės dvigubai dažniau keisti. Tai ant kai kurių įrenginių yra tiesiog indikacija, srauto, slėgio indikacija, kuri informuoja klientą, kad reikia pasitikrinti filtrus. Įrenginys pradeda skleisti garsus, garsiau veikia, atsiranda kažkoks tai ūžimas. Tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai pakeisti filtrus, bent jau pabandyti pakeisti filtrus, nes gali būti ir kitos priežastys, dėl ko įrenginys pradėjo triukšmauti, gali būti lauko grotelės, gali būti difuzoriai kambario užsikišę, bet pirmas dalykas, ką reikia tikrinti, yra filtrai. Į Zender įrenginiai ar reikia kondensato nuvedimo? Dažnai klausia. Kaip matom, daugumoje Zender įrenginių yra kondensato pajungimai, bet tai nereiškia, kad jam reikės to pajungimo. Jo, jeigu turime entalpinį įrenginį, tai dažniausiai nereikia, bet turim kelis bet. Gal tu prisidėsi prie šito? Kelis bet, jeigu namuose per didelė drėgmė. Jo, tai sakykime, aš manau, aš tikrai esu susidūręs, kad žmonės, tarkim, po statybų neišsausina namą pakankamai. Ir būna, sako, pas mane kaupėsi kondensatas, kaip čia neentalpinis ar kažką. Rekomenduoju tiesiog atsukti aklį, išleisti kondensatą bent kartą į savaitę ir nuo antro maždaug sezono susireguliuoja jau ta drėgmė. Kitas niuansas, kaip jau apkalbėjom, kad namuose akvariumas, botanikos sodas ir žmona dukra guli po valandą vonioj, kai drėgmės per daug generuojama ir jos perteklius yra. Taip, stengiamės per mokymus informuoti montuotojus, kad žinotų, jeigu, tarkim, lietuviai mėgsta greitai į namus įsikraustyti, atrodo viskas sudėta, viskas gražu, bet iš tikrųjų sienose slypi nemažas kiekis drėgmės ir kai pradedi naudoti vėdinimo įrenginį, šildyti patalpas, ta drėgmė pradeda keliauti patalpas ir į vėdinimo įrenginį. Kadangi vėdinimo įrenginys, ypatingai Q serijos įrenginys, kuris yra labai efektyvus, jisai nesugeba susitvarkyti su drėgme, kuri yra virš 70-80%, kas yra nenormalu. Pagal viską žmonės neturėtų eiti gyventi į tokius drėgnus namus, jie turėtų būti išsausinti. Bet jeigu taip įvyko, tai tiesiog primenam, kad reikia pasitikrinti kondensato nuvedimo kamštelius, ar neišbėgo vienas kitas litras vandens. Tai kartais atsitinka, bet užtenka kelis kartus tą vandenį nuleisti ir tas dažniausiai nesikartoja. Dar būna netgi tokių klientų, kurie sako, duok man greičiau tą rekuperatorių, aš noriu pasistatyti namuose labai didelę drėgmę, kad išsausintų. Taip, tai čia yra rekuperatoriaus naudojimas kaip sausintuvo ir servizo meistrai yra minėję ne vieną atvejį, kai buvo, sugedęs įrenginys, kažkas ar tai užsikišęs įrenginys, montuotojas nuvažiuoja tikrinti, taisyti įrenginį ir randa, kad dar vykdomi dažymo darbai tik tai namuose. Įrenginys yra visas užsikimšęs. Gerai, jeigu ankstyvą stadiją viso šito gedimo galim visą įrenginį tiesiog išvalyti, sutvarkyti,
Bet kas vyksta su ortakių sistema? Nes jeigu įrenginys užsinešė, tai šitom dulkėm reiškia užsinešė ir ortakių sistema. Tai tos visos dulkės, džiūstant namams, mažėjant santykiniai drėgmiai, jos toliau keliaus į rekuperatorių ir reiškia, tai reikės dažniau keisti filtrus, kol sistema išsivalys, bet jinai pilnai neišsivalys iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų, kol žmonės nesikelia į namus, ortakių sistema, jeigu pakabintas rekuperatorius turi būti vis tiek izoliuotas, kad nesiterštų nuo aplinkos, visa ortakių sistema turėtų būti uždaryta pilnai, kad nebūtų jokio oro judėjimo. Netgi jei neprijungtas rekuperatorius ir neužkištos angos, tai vyksta tiesiog toks kamino efektas, šiltas oras keliauja per ortakius, suka ratą ir vis tiek prisineša labai stipriai sistema. Tai geriau taip nedaryti. Tai kaip sakant, 2 kartus išdažiam, tada atklijuojam sistemą, sudedam difuzorius ir jungiam rekup. 2 kartus išdažiam, sudėjom grindis, einam gyvent, tada atidarom, paleidžiam rekuperatorių. Yeah. Ar galima pajungti gartraukį? Kaip spręs gartraukio problemą, sakykime? Kaip tu siūlai klientams spręsti, nes montuotojas kiekvienas turi tą patį klausimą. Ir būna, kad tikrai išgalvoja visokių variantų. Manau, optimaliausias pasirinkimas recirkuliacinis gartraukis. Taip. Kokybiškas recirkuliacinis gartraukis, jisai ganėtinai neblogai dirba iš tikrųjų. Ypatingai, priklauso nuo to, kaip žmogus mėgsta gaminti, valgyti ir panašiai, nes tam tikri kvapai jie eina kiaurai, viską kiaurai anglį, kiaurai filtrus ir vis tiek jaučiasi ten kažkokia tai žuvis, jausis vis tiek. Tai, kaip žinome, rekuperatorių jungti gartraukio, tai nėra galimybės, bent jau į mūsų rekuperatorius, nes Zenderis tiesiog yra nusprendęs, kad tai nėra efektyvu ir gadini ir sistemą, ir patį rekuperatorių. Ir pats rekuperatorius turėtų turėti galingesnius tenus, visai kita logika turėtų veikti, kad jisai galėtų aptarnauti ir gartraukį. Neseniai pristatėm atnaujintą E-modelį su entalpiniu šilumokaičiu, integruotų tenų. Ir jūs kaip pardavėjai pirmieji pradėjot pardavinėti šitą įrenginį, norėjau pasiteirauti, kaip sekasi. Labai gerai sekasi. Realus konkurentas Q modeliui, tiek, kad Q modelis aptakesnis, galbūt dizainas gražesnis, bet labai tylus modelis, ganėtinai patogus valdymas ir kiek ekspozicijų turim įsijungėm jį, tai klientai labai nustebę dėl garso. Jo, iš tikrųjų, E-modelis yra pagamintas ant tos pačios, kaip naudojama frazė, kalbant apie automobilius, ant tos pačios bazės kaip ir Q modelis. Tai galime matyti, kad ventiliatoriai yra tokie patys kaip ir Q serijos įrenginių. Visas sensorių paketas taipogi tas pats, korpusas labai panašus. Vienintelis skirtumas yra bypasso valdymas. E-modelis neturi moduliuojamo bypasso, bet iš tikrųjų šitas skirtumas klientui nėra toksai aktualus realiai, nes šita funkcija nėra dažnai naudojama mūsų klimatu. Taipogi skiriasi tenas. Q modelis turi moduliuojamą teną, o E modelis turi on-offinį teną, bet tenai vizualiai nesiskiria. Ir elektros sąnaudos tai tiesiog greičiausiai bus tos pačios. Kas dar skiriasi, pagrindinis dalykas, kuo skiriasi, tai yra valdymas. Valdymo blokas. E-modelį taipogi galima valdyti per valdyklę esantį ant pačio įrenginio. Tačiau originaliai
modelis neturi appso, bet turime labai puikų naują gaminį, kurį pritaikome modeliui ir jisai turi puikiausią sieninį valdiklį ir appsą. O dėl tylaus veikimo, tai be abejonės jisai veikia taip pat tyliai kaip ir Q modelis, Q350. Pradėjai kalbėti apie Zender Multicontrol pultą. Kažką plačiau gal gali pakomentuoti, nes šiaip dažnai klientai sakydavo, gal turit kažką gražesnę ant sienos, kad būtų. Jo, kaip tik turiu šitą puikų daikčiuką rankose. Jisai gali būti baltas arba juodas. Tai multikontrolas iš tikrųjų yra atradimas mums patiems. Netyčia iš tikrųjų radom pas kolegas italus, kad jie turi puikų valdiklį, kurį sugeba sujungti su bet kuriuo išskyrus Paul įrenginius, o daugiau su visais galima sujungti. Tai galima sujungti su bet kuriuo Zender įrenginiu, tiek su Q serijos įrenginuku, tiek su 375, 180, 200, 160 įrenginiu. Visi įrenginiai gali būti valdomi per šitą puikų pultelį. Italai šitą daiktą naudoja labai universaliai, dėl to jisai ir vadinasi multicontrol, dėl to, kad šitas daiktas sugeba tarnauti kaip įrenginio valdiklis, vėdinimo įrenginio valdiklis, kaip šildymo zonos valdiklis arba tiesioginis katilo valdiklis, nes jisai turi integruotą kambario termostatą, integruotą drėgmės jutiklį. Drėgmės jutiklį jisai naudoja valdydamas sausintuvą. Mūsų atveju sausintuvo labai retai kam prireikia vasarą, bet italai jį naudoja didžiąją metų dalį. Tai pas juos sausintuvas taip pat reikalingas kaip ir šildymo sistema, nes drėgmė tikrai būna didelė. Tai šitas vienas daikčiukas gali visą šitą krūvą įrenginių aptarnauti. Kas dar gerai, kad mes turime ne tik tai gražų valdiklį, bet ir appsą. Visą tai, ką prijungėme prie šito įrenginio, ar vėdinimo įrenginį, ar ten šildymo katilą, ar kažkokią zoną valdymo, galime valdyti ir per appsą. Tiek per įrenginį šitą, tiek per valdiklį, tiek per appsą. Tai realiai du viename. Netgi su Q serijos įrenginuku kartais jį galime pritaikyti prie Q serijos įrenginį, nes žmonės tiesiog prašo gražaus valdiklio, atsivedė laidus, nori kažką turėti gražaus ant sienos, parodyti draugam, kad turi kažką, tai puikiausiai galima pakabinti liečiamą valdiklį su Zender ženkliuku, tiek baltą, tiek juodą. Juoda spalva paskutiniu metu labai populiari, tą pastebim ir pardavinėdami radiatorius. Tai manau, šitas valdiklis tikrai sulauks daug dėmesio ir sėkmės. Juo labiau, kad senesniem įrenginiam jisai įgalina aplikacijos veikimą. Tai tikrai džiaugiamės ir manau, kad bus sėkmingas gaminukas. Pagaliau galėsim valdyti 375 per appsą. Galbūt bandėjai multikontrolą, buvai prisijungęs prie kažkurio įrenginio. Ar įmanoma sudaryti savaitinį grafiką? Taip, tai multikontrolas, jisai turi galimybę visiems įrenginiam turėti savaitinį grafiką. Per appsą mes galime tiek per valdiklį, tiek per appsą mes galime matyti patalpos temperatūrą, patalpos drėgmę, sudaryti savaitinį grafiką, naudotis appsu, kokios dar funkcijos. Viskas, ko reikia iš tikrųjų. Užrakinti galima jį. Galima užrakinti nuo vaikų ir nuo nuomininkų. Nuomininkų, taip pat. Taip. Ar galima reguliuoti tiekiamą oro temperatūrą? Šitas klausimas dažnai atkeliauja ypatingai iš galutinių vartotojų, kurie pasistato, įsirengia priglaistomus arba plyšinius difuzorius,
kurie orą pučia tiesiai į žmogų realiai. Neturi komandos efekto, nesklaido orą ir yra įrengti virš žmogaus. Pavyzdžiui, įsivaizduojam, ryte nuėjai į dušą, su chalatu atėjai prie valgomojo stalo, dar visas toksai drėgnas, kaip sakant, ir tau tiesiai pučia 6-5 laipsniais vėsesnį orą tiesiai į sprandą. Tai šitas dalykas niekam nepatinka ir dėl to žmonės klausia, kaip čia tas rekuperatorius šaldo namus, o iš tikrųjų niekas nepasikeitė. Rekuperatoriai tapo dar labiau efektyvūs, jie dar šiltesnį orą pučia į namus, bet jeigu oras yra pučiamas tiesiai į tave, netgi tos pačios temperatūros oras jausis vėsesnis, nes žmogus yra 36,6 temperatūros, taip, o oras 24 namuose, jeigu yra 24, yra ganėtinai šilta, bet jeigu tą 24 spausim tiesiai į žmogų, jausis šalta. Tai dėl to klausimų kyla, bet standartiškai rekuperatoriai neturi tos funkcijos, kad papildomai šildytų orą, bet tas labai lengvai įrengiama, galima statyti papildomą teną, kurį gali valdyti tiek rekuperatorius, tiek autonominis gali būti tenas, bet bus kaštai ganėtinai dideli. Kitas variantas iš tikrųjų, ir jau ne vienas klientas pasinaudojo šitą funkciją, nusipirko naują, ne tiek ir naują, jau porą metų turim Zender Comfo Climb įrenginį, kuris statosi ant rekuperatoriaus ir veikia kaip oras šilumos siurblys. Ir jo pagalba mes vasaros metu galime tiekiamą į patalpas oro temperatūrą sumažinti iki 11 laipsnių, bet tą galima koreguoti, 11 per šalta, galima pasidaryti 15, o žiemos metu galime arba šildyti patalpas ir tiekti į patalpas 60 laipsnių temperatūrą, arba tiesiog pašildyti į patalpas ateinantį orą, kad jisai nesijaustų kaip srautas, jeigu netinkamai įrengti difuzoriai. Tai tikrai ne vienas klientas yra pasinaudojęs šitą galimybę ir Zender Comfo Climb tikrai puikus gaminys ir planuojam jį pardavinėti toliau labai sėkmingai. Dar vienas klausimas, kurio dažnai sulaukdavome. Ar bus LAN modelis 375 rekuperatoriui? Jau šitą klausimą kaip ir aptarėm. Tas daiktas išeis, bet manau su multikontrolo sėkme mums jo net neprireiks, nes realiai daiktas bus tas pats, kas multikontrolas, tik tai neturės ekranėlio ir nematau ateities šitam daikčiukui. Beje, multikontrolas jungiasi prie namų tinklo per Wi-Fi ryšį, o kaip seniau LAN modelis jungdavosi per internetinį kabelį. Tai mažiau apsikrausim. Jo, jį galima, jeigu nėra galimybės, tarkim, į patalpas nuvesti laidų, kuriais bus galima valdyti, prisijungti prie rekuperatoriaus, taip, tai jį galima naudoti tik tai kaip gateway, kaip pasakyti, priedėlį. Kaip priedėlį, kuris tiesiog įgalins aplikacijos veikimą. Tai multikontrolą puikiausiai galima statyti prie rekuperatoriaus ir naudotis apps. Ok, su Comfo Air serija kaip ir viskas išspręsta, viskas puikiai. Kaip su Paulais, su Paul modeliais? Ar bus valdymas kažkoks nuotolinis, internetinis? Kiek girdėjau, sekantis update'as multikontrolui bus padarytas taip, kad jį bus galima jungti ir prie Paulo įrenginių. Tai geros naujienos. Paulo valdymo protokolas yra šiek tiek kitoks negu Zenderio, dėl to mes dabar neturim galimybės prisijungti prie jo, bet tikėtina, kad kolegos italai padirbės šito klausimu. Dar klausimas, ar standartiniai pulteliai tiek 375 rekuperatoriaus, tiek Paul Klimos, ar gali informuoti klientą, kada reikia keisti filtrą?
Standartiniams įrenginiams tiek Paului, tiek klasikiniais, mes vadinam juos klasikiniai įrenginiai, senesni šiek tiek, jie neturi slėgių daviklių, tai dėl to filtro keitimo indikacija yra paremta tik tai laiko atžvilgiu. Tiesiog tai namų darbai klientui nusistatyti tam tikrą periodą, kada jisai nori pasitikrinti filtrus. Mano rekomendacija šitą indikaciją pasidaryti kas 2 mėnesius. Tai tiesiog kas 2 mėnesius tu patikrini filtrą, ar jisai švarus ar nešvarus ir nusprendi, ar jį reikia keisti. Tai paskui bėgant metams tai tampa savotiškų įpročių. Kas liečia Paul įrenginius, kadangi jie turi pastovaus srauto palaikymo funkciją, tai įrenginys tiesiog neleidžia nekeisti filtrų, dėl to, kad jisai pradeda rėkti, pradeda garsiai veikti. Nors pats įrenginys iš savęs yra labai tylus, bet jeigu jam sunku prapūst pro filtrus, jisai kelia ventiliatorių galią ir pradeda garsiau veikti ir žmonės tada žino, kad reikia pasikeisti filtrus. Tai labai puikiai indikacija iš tikrųjų. Nereikia nei slėgio daviklių. Natūrali garsinė indikacija. Taip. Taip, ką gali papasakoti apie ComfoBox įrenginį? ComfoBoxas, kaip girdim daugumą įrenginių Zenderio, pavadinimai prasideda Comfo, taip. Comfo fondas, Comfo Climas, Comfo Airas ir turime ComfoBoxą. ComfoBoxas yra toks įrenginys, kuris iš tikrųjų vienas iš sudėtingiausių įrenginių. Tai įrenginys, kuriame sudėta 3 skirtingos funkcijos. Tai yra šildymas, geoterminio šildymo katilas, vėdinimo įrenginys Q serijos 450 arba 600 ir ComfoFond priedas, kuris naudodamas geoterminio vandenį šildo arba šaldo tiekiamą į patalpas orą. Tai mes turime 3 daiktus sudėtus į vieną vietą ir iš tikrųjų, kaip skaičiuojame su montuotojais, tai kainos atžvilgių tikrai konkurencingas daiktas ir plus mes taupom nuo 1 iki 2 kvadratų namų ploto. O kas iš tikrųjų šiais laikais kvadratinis metras, kiekvienas žinom, kiek kainuoja, tai šitą visada reikia įvertinti, tiek renkantis rekuperatorių, sieninį, lubinį, tiek vedžiojant ortakius, netgi kartais tenka paimti tam tikrą kiekį patalpos. Tai šitoj vietoje mes taupom iki 2 kvadratų ir turime superinę sistemą, pačią taupiausią įmanomą sistemą namuose, ką galime turėti šildymui. Kaip žinom, geoterminis yra taupiausias variantas šildymui. Zender Q serijos įrenginys yra taupiausias, efektyviausias variantas šildymui ir priedas ComfoFond L padeda rekuperatoriui veikti be teno elektrinio. Jisai naudoja tą patį geoterminio vandenį gręžinio ir taipogi vėsina orą vasarą, naudodamas tą patį vandenį. Tai reiškia, kad mes papildomai nenaudojame elektros energijos šildymui ar šaldymui. Nesakau, kad čia bus pilnas vėsinimas, bet tiesiog tai padeda šiek tiek pasausinti orą vasaros metu. Ar įžvelgi kokių minusų šitoj sistemai 3.1? Ne, neįžvelgiu, nes daug kas galvoja, kad jeigu vienas daiktas suges, viską reikės keisti, bet šitas daiktas padarytas taip, kad vėdinimo įrenginys naudojamas standartinis, ComfoFondas irgi yra atskira detalė. Viskas yra atskiros detalės, tai neturi jokio sąryšio tarpusavy praktiškai, tiesiog keli laideliai valdymui ir ten vandens tiekimas, bet vietos taupimo atžvilgiu tai yra tikrai labai didelis pliusas. Gamintojas yra labai žinomas ir kokybiškas, valdymas šiek tiek vokiškas.
appso kol kas neturi, bet neužilgo turės update. Ir jau ne vienas namas Lietuvoje startavo su šito įrenginiu ir tikrai manau, kad bus ir daugiau ateityje. Jo labiau, kad šitas įrenginys yra kurtas Šveicarijos rinkai, tai tikrai tiksliai padarytas daiktas ir kiek kalbėjau su kolegom šveicarais, tai patenkinti ir neturi problemų iš tikrųjų. Tai manau, viskas bus gerai. Jeigu sugedo vienas įrenginys, tai realiai tvarkom tik tais tą vieną įrenginį, o visa kita sistema veikia. Tarkim, sugedo rekuperatorius, sistema veikia ir be rekuperatoriaus. Jo, visiškai nesusiję daiktai, ta prasme, tarpusavį neįtakoja vienas kito veikimo. Tai dėl to pergyventi nereikia. Tiesiog turim vieną gražų daiktą stovintį katiliniai. Dar vienas klientas klausia, ar galima pajungti drėkintuvą į sistemą, jeigu yra poreikis? Tai drėkintuvas veikia autonomiškai, kaip žinom. Tai į sistemą įjungti be abejo galima, reikia tą daryti teisingai. Aišku, reikia atsižvelgti į tuos dalykus, kad drėkintuvui reikalinga tam tikra šiluma, turi būti paruoštas oras, taip? Taip. Jeigu namuose mes laikysim 21 laipsnį temperatūrą ir rekuperatorius grąžins 15 laipsnių temperatūrą, tai jau bus problemų su veikimu drėkintuvui ir kažką reikės daryti, statyti papildomą teną ir panašiai, taip? Tai jo. Tai jeigu yra problema su drėgme, prašau, statom, bet 70% žmonių turinčių Zender entalpinius rekuperatorius problemos su drėgme nebūna. O jeigu būna problemų, galima bandyti nustatyti problemos priežastį, taip? Dažna priežastis būna dėl per sausų namų, per didelis vėdinimas, kada nereikia. Tiesiog žmonės įjungia trečią greitį ir palieka kiaurą parą. Kita problema darinėja langus. Trečia problema, kaip ir kalbėjom, tiesiog mažai būna namuose. Ir jeigu mes namuose nesugeneruojam drėgmės, viską darom gerai, bet jos vis tiek nėra, tada jo galime statyti drėkintuvą. Tendencijas matom, kad vėdinimo sritis užima vis didesnę reikšmę prekių krepšelėje. Kaip žinom, Zenderis gamina radiatorius, lubinio šildymo sprendimus ir vėdinimo sprendimus. Prieš 4 metus visos šios grupės sudarė po trečdalį apyvartos. Dabar matome, kad vėdinimas užima daugiau negu 50% apyvartos ir yra tikrai labai svarbi prekių grupė. Iš tikrųjų, netgi ir privačiuose namuose, taip, mes šildymas, labai šiltom name šildymas nėra toks labai svarbus dalykas. Mes pasišildyti galime su šilumos siurbliu, galime su dujiniu katilu, jeigu galime tiesiog su elektriniais kilimėliais ir nėra skirtumo. Mes susišildyti galime labai greitai, netgi naudojant ComfoClime priedą, nes namai reikalauja labai mažai šilumos, realiai. Vidutinis 100 kvadratų naujas A++ klasės namas, kiek 4 kW, 3 kW šilumos reikalauja, taip. Bet ką mes gauname, kai mes turime tokį sandarų namą, mums jį reikia vėdinti ir labai gerai vėdinti, nes jeigu mes nevėdinsim to namo, tai bus didelė įtaka sveikatai, bus didelė žala aplinkai, paviršiams, pelėsiai ir panašiai, kaupsis drėgmė, taip. Tai tikrai vėdinimas yra labai, labai svarbus aspektas šiuolaikiniuose namuose. Tikrai taip, rinkitės viskas vėdinimui. Kaip minėjai, jau 5 metus dirbi su vėdinimo sistemom, išskirtinai tik su vėdinimo sistemom praktiškai jo. Ir nemažai klientų turėjai, taip? Taip. Tai
gal gali pasidalinti grįžtamuoju ryšiu, vis tiek klientai, čia nėra tas daiktas, kurį parduodi ir pamiršti, taip, čia ne batonas. Dažnai būna klientas ir paskambina, ir dar paklausia kažko, ir kaimynui reikia, rekomenduoja, nerekomenduoja. Kokią tu esi susidaręs nuomonę apie Zender iš to grįžtamojo ryšio? Būtent 5 metus pardavinėdamas Zenderį, aš pastebėjau tą dalyką, kad iš tikrųjų labai mažai klientų grįžta su kažkokiom tai problemom, kad kažkas sugedo, kažkas neveikia. Grįžta pasimti filtrų, nusiperka filtrus ir vėl atsisveikinam pusę metų. O šiaip tikrai ne iš vieno kliento esu girdėjęs, kad, sako, iš pradžių pirkau įrenginį, sako, bijojau tos kainos, kas bus, kodėl toks brangus. Bet sako, kai pradėjau naudoti, porą metų, sako, praėjo, aš tikrai nesigailiu. Ir sako, jeigu būtų tokia situacija, statyčiau kitą namą, vėl, sako, pirkčiau tą patį Q350, Q450. Tai va toks, kaip sakant, atsiliepimai. Na taip, iš tikrųjų, ta kaina iš pradžių gąsdina žmonės, bet dėl to, kad neįvertina įrenginio naudos, ypatingai jeigu prieš tai neturėjo vėdinimo. Tarkim, įsivaizduojam, prieš tai gyvenau senam name, darinėjausi langus 15 metų ir vis dar gyvas. Tai gyvas, sveikas, nieko man neatsitiko. Ir kodėl dabar čia turiu papildomai leisti namuose 5-6 tūkstančius ant visos geros vėdinimo sistemos, kai galiu išleisti 2-3 tūkstančius, taip, ant tiesiog varnelės, kad įsigijau vėdinimo sistemą. Tai šitas aspektas yra, jeigu žmonės nepadaro sprendimo įsigyti kokybišką įrenginį, dažniausiai pagyvenę sandariam name su bloga vėdinimo sistema po kelių metų grįžta ir klausia, ką dabar turėčiau padaryti, kad pasikeiščiau įrenginį, kad galėčiau pagerinti, nes vis tiek kaimynai, labai dažnas atvejis. Vienas kaimynas pasidarė gerą sistemą, kitas pigią sistemą. Ir mato, ant kiek skiriasi veikimas, elektros sąnaudos, temperatūros grąžinamos, drėgmė namuose ir tiesiog nenori, tu pradedi galvoti, kaip man padaryti, kad aš turėčiau šitą gerą vėdinimo sistemą, tarkim, su Q serijos įrenginiu. Tai tikrai daug yra atvejų, kai žmonės po metų, po 2 metų keičia vėdinimo įrenginį. Kad keistų Zenderį į kažką kitą, to nežinau, nėra buvę. Gal ir yra buvę, nežinau. Per geras negali būti. Taip. Visko pasitaiko, bet tendencija yra tokia. Iš tikrųjų, žmonėms siūlau įsivertinti, kas namuose yra svarbiausia. Nes dažniausiai didžiausia lėšų dalis įrenginėjant namus tenka daiktam, kurie po pusės metų tampa nematomi. Tam tikros apdailos brangesnės, maišytuvai, šviestuvai ir panašiai, taip. Bet vėdinimo įrenginys yra tas daiktas, kuris tarnauja ir vasarą, ir žiemą, dieną, naktį, jisai niekada neišsijungia. Ir iš tikrųjų netgi galima paskaičiuoti, jeigu ypatingai prie brangesnių elektros kainų, kad Q serijos įrenginys jisai atperka savo kainų skirtumą dėl to, kad jisai tikrai žvėriškai taupo energiją. Ir netgi lyginant su kitais vėdinimo įrenginiais. Tai tikrai siūlau visiems pagalvoti ir daryti tokį sprendimą, kuris tarnaus ilgus metus. Tai ką, laukit tęsinio? Bus. Tai drąsiai galite kreiptis laiškais, skambučiais, visada konsultuosim, atsakysim tikrai visus klausimus. Tai ačiū, Karoli, kad pasikvietė į svečius, ačiū, kad pakalbėjai su mumis. Žiūrovams ačiū, kad žiūrėjo. Malonu pakalbėti buvo.